tai man svarbiausia yra gerai išsimiegoti, tada daug produktyvesnis būna tas mokymasis. Jeigu neišsimiegu, tai man labai būna sunku. Stengiuosi nesimokinti paskutinę naktį. Iš tiesų esu gal vienas iš tų retų studentų, kurie to nedaro. Stengiuosi skirti laiko anksčiau, kad nereiktų paskui paskutiniam dienom kankintis, ten galvoti, nemiegoti per naktis. Susidėlioju, kada reikės kažką ruoštis kuriam egzaminui ir panašiai, kad nesusikrautų viskas į vieną dieną. Stengiuosi suplanuoti laiką, kad tiesiog nepervargti. Jeigu dalykas yra rimtas, tuomet ruošiamės tikrai. Bent jau aš. Kartais ruošiamės kelias dienas prieš, o kartais paskutinę naktį. Kaip visi. Jo. Tai tikriausiai tas laikotarpis, kai labiausiai įsigilinu į savo studijas ir studijuojamus dalykus ir suprantu, kokie jie yra įdomus. Egzaminui pradedu ruoštis 3-2 dienas iki egzamino. Skiriu gan nemažai laiko, daug konspektuoju, daug skaitausi. Jeigu yra uždavinių egzamine, tai jiems sprendžiu uždavinius. Sesija tai man tarsi olimpinės žaidynės, kuomet vienas niekada nenugalėsi, tai yra tarsi komandinis žaidimas ir kai tu susėdi auditorijai su savo komandos draugais, jūs dalinatės visą estafetę ir veikiate kaip komanda ir einate į priekį, kitaip tu nelaimėsi ir neišgyvensi.